Tikrai labai malonu čia būti. Gerbiami kolegos, sveikinu visus, mėly priklausomybių konsultantai, sveikatos, socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir visi mėly seminaro dalyviai ir tie, kurie turės galimybę paskui žiūrėt mūsų šitą konferenciją Atviro Seimo tinklapyje. Pasižiūrėjau, šiuo metu yra 10 stebinčių žmonių, vienas iš jų esu aš. Paprasčiausiai apie tai nebuvo tikslo turbūt per daug reklamuoti ir panašiai, bet paskui kiekvienas iš jūsų ir iš mūsų bičiulių ir panašiai turėsit galimybę bet kada susirasti šito mūsų pokalbio įrašą. Mano ir tikslas vienas iš to ir darbo čia Seime ir yra, kad daryti Seimą maksimaliai atvirą visiems, kad įvairioms diskusijoms, įvairioms specialybėms, įvairioms nuomonėms suteikti galimybę kartu padiskutuoti. Ir šiandien mes turim konferenciją skirtą priklausomybių konsultanto praktikai ir profesiniai tapatybei. Taigi ačiū, kad atvykot, kad radot laiko ir galimybę. Ir jūsų darbas kasdien vyksta ten, kur žmogui turbūt yra sunkiausia, o valstybei jautriausia. Ir pirmiausiai noriu pasakyti paprastai ir nuoširdžiai, kad jūs esate tie žmonės, kurie dažnai tampa pirmojų tiltų į pagalbą. Pirmoji, kuris pasodina tą pirmą medį galbūt. Kitko pagalvojau, kad nesuskaičiavau, kiek medžių esu pasodinęs, bet dažniausiai paprastai savo vasarnam, jeigu kalbėti apie medžius. Bet jeigu kalbėti apie šitą tematiką, tai vis tik tai ta sėkla, kurią mes kartu padarėm tuometiniam AIDS centre ir įsteigė pirmą reabilitacijos bendruomenę, kaip ir žemo slenksčio kabinetą, tai be abejo, kad tų medžių tada perkeltinė prasme, tų sveikų medžių augančių visuomenė yra tikrai daug. Taigi, jūs dažnai esate tie pirmieji, kurie tuo momentu, kai žmogus dar abejoja, dar gėdėsi, dar bando pats susitvarkyti su savo problema, jūs padeda jam padaryti pirmą žingsnį. Ir tas žingsnis kartais būna mažas, bet jisai gali būti lemtingas. Taigi už tai tikrai nuoširdus ačiū jums visiems. Ačiū už ramų, kantrų, žmogišką darbą, kuris ne visada matomas, bet tikrai labai reikalingas. Šiandien kalbėti apie priklausomybę Lietuvoje reiškia kalbėti apie problemų lauką, kuris sparčiai plečiasi ir sudėtingėja. Ir priklausomybės nebėra tik alkoholio klausimas. Matome polivartojimą, naujas psichoaktyvias medžiagas, receptinių vaistų piktnaudžiavimą. Matome lošimų ir skaitmeninės priklausomybės, kurios ypač skaudžiai paliečia jaunus žmonės. Šalia medžiagų atsiranda elgesio priklausomybės, kurios kartais sugriauna gyvenimą ne mažiau nei alkoholis ar narkotikai. Ir tai reiškia vieną dalyką. Realybė keičiasi greičiau, negu spėjame atnaujinti savo pagalbos įrankius. Dėl to šiandien mums svarbu ne tik pasidalinti patirtimi, bet ir aiškiai įvardinti, ko mums trūksta, ką reikia stiprinti ir kokių sprendimų tikimės. Per pastarosius mėnesius, analizuodami situaciją priklausomybė prevencijos komisijoje, girdėjome jūs ir matydami praktinius duomenis išskyrėme kelis esminius iššūkius. Pirmas iššūkis – konsultanto vieta sistemoje ir vaidmens aiškumas. Formaliai priklausomybių konsultantas yra ankstyvosios intervencijos grandis. Jūs konsultuojate, motyvuojate, padedate atpažinti problemą, palydite į gydymą ar reabilitaciją. Dirbate su šeima. Tačiau praktikoje konsultanto vieta dar ne visur vienodai suprantama. Vienose savivaldybėse esate aiškiai įtraukti į pagalbos tinklą, kitose veikiate labiau vieni, bet tvirto ryšio su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, su RPLC, su socialinėmis paslaugomis ar NVO. O kai žmogus turi keliauti per kelias institucijas ir skirtingus langelius, jis dažniausiai tiesiog sustoja.
Todėl aiškus, trumpas ir nuoseklus žmogaus kelias sistemoje tai neformalumas. Tai jūsų darbo sėkmės garantija. Antras iššūkis. Paslaugos apimtis ir kompetencijų atitikimas realiam poreikiui. Istoriškai konsultantų mokymai ir mandatų formavimas labiausiai orientavosi į alkoholio vartojimo mažinimą. Bet šiandien pas jūs ateina žmonės dėl narkotikų, dėl lošimų, dėl polivartojimo, dėl elgesio priklausomybių. Tai kelia labai praktišką klausimą. Ar suteikiame jums pakankamai įrankių dirbti su spektru, su kuriuo jūs iš tikrųjų susidurėte? Ar mokymai, metodikos ir tęstinis profesinis tobulėjimas spėja paskui realybę? Jeigu ne, turime tai keisti. Trečias iššūkis. Krūvis, regioninė nelygybė ir paslaugų tęstinumas. Kai kuriuose savivaldybėse vienas konsultantas dengia didelį gyventojų skaičių. Kitur paslauga dar tik kūrėsi arba yra epizodinė. Skiriasi laukimo laikas, skiriasi konsultacijų intensyvumas, skiriasi galimybės gauti pagalbą greitai. O priklausomybės nelaukia. Jos progresuoja dabar. Todėl paslaugos stabilumas, pakankamas konsultantų skaičius ir vienodesnis prieinamumas visoje Lietuvoje yra būtini dalykai. Ketvirtas iššūkis. Stigma ir vėlyvas kreipimasis. Net ir tada, kai paslauga yra anoniminė, gėda ir kaltė vis dar yra didžiulis barjeras. Žmonės ateina per vėlai. Artimieji dažnai ateina atvesti žmogų per prievartą. O visuomenėje vis dar gajus požiūris, kad priklausomybė yra silpnumas ar moralinis trūkumas. Tačiau priklausomybė tai liga. Tai elgesio ir sveikatos problema. Stigmos mažinimas nėra papildoma veikla. Tai vienas iš kertinių veiksnių, nuo kurio priklauso, ar žmogus ateis laiku. Penktas iššūkis. Emocinis krūvis ir perdegimo rizika. Jūs dirbate su atkryčiais, su krizėmis, su šeimų konfliktais, su smurtu, su vaikų traumomis, su socialinė atskirtimi. Dažnai esate vienintelė stabili atrama žmogui. Be nuoseklaus profesinio palaikymo, be supervizijų, be perdengimo prevencijos priemonių ši grandis pradeda trūkinėti. O kai perdegimas paliečia konsultantą, pralaimi visi. Pralaimi konsultantas, pralaimi žmogus, pralaimi ir valstybė. Štai toks yra šių iššūkių laukas, nuo kurio šiandien atsispirėme. Žinoma, tai nėra baigtinis sąrašas. Labai tikiuosi, kad šiandien girdėsime ir jūsų patirtis, kurios papildys šį vaizdą. Gal įvardinsite dar kitų iššūkių, kurių mes nepakankamai matome ar neįvertiname. Kuo tiksliau susidėliosime realų problemų žemėlapį, tuo taiklesnius sprendimus galėsime pasiūlyti drauge. Labai vertinu, kad šios konferencijos programa veda mus logiška seka. Nuo kompetencijų per realią praktiką, per partnerystę savivaldybėse į bendrą diskusiją apie ateities perspektyvas. Tai reiškia, kad dienos pabaigoje turime galimybę ne tik pasidalyti, bet ir susitarti. Ir dabar, ko aš tikiuosi iš šio seminaro ir linkiu mums visiems. Pirmiausia, tikiuosi, kad jūs pasiūlysite aiškius sprendimų kelius, kaip sustiprinti konsultanto profesinę tapatybę ir vietą sistemoje. Ką turime keisti, kad kiekvienoje savivaldybėje konsultantas būtų matomas kaip ankstyvosios pagalbos vartai. Kokie bendri standartai turi galioti visur, kad žmogaus kelias būtų trumpas, aiškus ir saugus. Kur ir kaip turime stiprinti jungtis tarp PSC, RPLC, socialinių tarnybų, NVO, probacijos, vaiko teisų sistema, VSB. Antra, tikiuosi jūsų konkrečių pasiūlymų dėl kompetencijų, mokymų ir metodikų atnaujinimo. Ko jums šiandien labiausiai trūksta praktikoje? Kaip turėtume apimti polivartojimą, elgesio priklausomybės, darbą su jaunimu, darbą su šeima? Ką galime padaryti nacionaliniu lygiu, kad mokymai būtų ne vienkartinis įvykis, o tęstinė profesinė trajektorija? Kada apie RPLC veiklą galėtume sužinoti ne tik apsilankę jų tinklapyje? Trečia, tikiuosi aiškaus žvilgsnio į finansavimo ir prieinamumo netolygumus.
Ką sprendimų priėmėjai turėtų padaryti, kad paslauga būtų nebūtų priklausoma nuo projektų ar atskirų savivaldybių galimybių. Koks turėtų būti minimalus konsultantų tinklo standartas savivaldybėje. Kokius rodiklius turime stebėti, kad matytume ne tik konsultacijų skaičių, bet ir realų poveikį žmogui. 4. Tikiuosi tvirtos jūsų žinutės apie supervizijas ir perdegimo prevenciją. Kas jums veikia? Kokio palaikymo realiai reikia? Kaip tai turėtų būti organizuojama ir finansuojama taip, kad būtų ne jeigu lieka lėšų, o normalus kokybės standartas. Kaip VSB veiklą padaryti labiau matomą ir remiamą. Ir galiausiai, tikiuosi, kad dienos pabaigoje kartu suformuluosime 5-7 aiškias rekomendacijas sprendimų priėmėjams. Tokias, kurias galėčiau atsinešti į politinių sprendimų stalą. Į sveikatos reikalų komitetą, į ministerijos darbotvarkę, į savivaldybių asociacijos planus. Ne bendras frazės, o konkrečius sprendimus. Ką darome per metus, ką per 2, kas už ką atsakingas ir kaip matuosime pokytį. Nes priklausomybių tema tai ne tik sveikatos sistemos klausimas. Tai valstybės atsparumo, socialinio teisingumo ir vaikų ateities klausimas. Kiekvienas žmogus, kuris laiku sulaukia pagalbos, reiškia mažiau smurto šeimoje, mažiau prarastų darbų, mažiau nelaimių keliuose, mažiau vaikų augančių traumoje ir daugiau gyvenimų, kurie sugrįžta į vėžes. Todėl linkiu šiandien atviros, drąsios ir labai praktiškos diskusijos. Renkimės tuo, ką matome kasdien, bet žiūrėkime ir plačiau. Į kolegų pamokas, į mokslo žinias, į kitų šalių sprendimus. Kad nesuktume to paties rato, o judėtume pirmin. Na, o kad mums visiems būtų lengviau susikalbėti ir dienos pabaigoje apibendrinti tai, ką sutarsime, paprašiau išdalinti dvipusį A4 formato lapą. Pirmoje pusėje labai trumpai sudėliojame, kas esame šioje grandinėje. PSC, VSB su konsultantais, RPLC ir savivaldybės, kad matytume bendrą paveikslą ir atsakomybės. Visuomet turbūt lengviau kažką tai galvoti, kai nėra baltas popieriaus lapas, o kažkas jau yra kažkokie tai, kaip sakant, fragmentai ir kažkoks kelrodis. Todėl antroje pusėje rasite tas 5-7 kryptis, į kurias kviečiu fokusuoti diskusiją. Aišku, jos gali būti ir kiek kitokios. Ir prie kiekvienos krypties yra keli klausimai, kad lengviau būtų formuluoti konkrečius pasiūlymus sprendimų priėmėjams. Tad kviečiu, pažymėkite ten savo mintis, kas veikia, kas neveikia, ko reikia labiausiai, o tada pabaigoje bus paprasčiau viską surinkti į aišku rekomendacijų paketą, kurį RPLC kviečiu pateikti priklausomybių prevencijos komisijai. Taigi, ačiū, kad esate, ačiū, kad dirbate ir pradėkime.